Testas numeris 4 – Elite divizija. Atletai laukia prie starto linijos veidų į žiūrovus. Po signalo 3, 2, 1 atletai juda prie savo šokdynės ir atlieka 100 dvigubų šuoliukų. Po šokdynės atletas bėga prie skersinio ir už ten esančios linijos pradeda 200 metrų ėjimą ant rankų starto link. Ėjimas ant rankų Elite divizijai 5 metrai turi būti be sustojimo. Po 5 metrų sportininkas nusileidžia ant kojų ir grįžta atgal. Sportininkai taip pat gali atlikti ir piruetą, jeigu nori apsisukimui. Įveikus 20 metrų, sportininkas eina prie žiedų ir atlieka 21 vyrams arba 15 moterims ring muscle-ups. Pabaigęs paskutinį pakartojimą, atletas grįžta prie šokdynės ir tokia pat tvarka tęsia užduotį, tik antrą kartą atlikdamas pullover pratimą. Atliekant pullover, smakras turi pakilti aukščiau skersinių. Atlikus 15 pakartojimų, sportininkas grįžta prie šokdynės ir tęsia trečią kartą. Trečiasis pratimas yra burpee bar muscle-up. Sportininkas turi atlikti 9 pakartojimus. Po paskutinio pakartojimo atletas bėga link finišo linijos ir ten yra fiksuojamas jo užduoties laikas. Laiko limitas yra 12 minučių. Divizijoms U16, U18 ir sport divizijai atletai laukia prie starto linijos veidų į žiūrovus. Po signalo 3, 2, 1 atletai juda prie savo šokdynės ir atlieka 35 dvigubus šuoliukus be suklydimo. Po šokdynės atletas bėga prie skersinio ir už ten esančios linijos pradeda 5 metrų ėjimą ant rankų starto link. Vyrams 1 5 metrų segmentas, moterims 5 segmentai po 1 metrą. Tokia pat seka atliekamas antras ir trečias ratai. Po trečio rato atletai keliauja prie skersinio ir atlieka bar muscle-up pratimą. Vyrai atlieka 10 pakartojimų, moterys atlieko 6 pakartojimus. Laiko limitas šiai užduočiai yra 6 minutės. Po paskutinio sėkmingo pakartojimo sportininkas bėga link starto finišo linijos.